Sveiki, šiandien su jumis būsiu aš, Tomas. Sveiki, būsiu ir aš, Karolis. Ir šiandien su jumis visai nauja rubrika – vlogas, vape vlogas. Ir šiandien mes neatlikinėsim jokios kažkokios vieno ar kitokio tai dalyko apžvalgos. Šiandien mes jums papasakosim daug suteiksim informacijos, papasakosim apie daug skirtingų kaitiklių, kuo jie skiriasi, kuo jie yra geri vieni už kitus geresni ir taip toliau, taip toliau. Darysim tokį štai tai įsamų video, tai manau tada ilgai negaištam. Pradedam tada, manau, nuo to, kas aplamai yra svarbiausia garinimo įrenginy, tai yra kaitiklis. Baterijos modifikacija, modas, tai koks jis bebūtų, tai bet kokia tai yra, tai yra energijos šaltinis. Ir tiek, ar tai kaip ten jau visa kita, tai paskui, bet visas skonis, neskonis, garas ateina iš kaitiklio. Kaitiklis yra, galima sakyti, mano nuomonė, tai yra pagrindinė sudedamoji dalis. Taip, nes, tu tik su modu kaip tu nepagarinsi. Realiai pradėsim nuo to, kad kaitikliai yra daug skirtingų rūšių, daug skirtingų įvairių kaitiklių, bet pagrindėje skiriasi tuo, kad vieni yra MTL, kiti yra DL. Tai yra tiesioginio trūkimo arba cigaretinio trūkimo, arba kaip pirmai traukiam garą į burną, tada traukiam į plaučius. Tai va čia yra pagrindiniai du kaitiklių skirtumai ir tada jie dar klasifikuojasi šiek tiek kitaip. Tai yra kaitikliai su kaitinimo galutėmis, kaitikliai, kuriuos reikia pačiam perimti. Tada tie su kaitinimo galutėmis dar skirstomi yra į subom tipo kaitiklius ir kaitiklius su paprastom kaitinimo galutėm, kurių varža yra šiek tiek aukštesnė. Perinkami vėlgi taipogi skirstosi į RTA, RDA, RDTA. Ir paskui dar GTA, dar ten tų visokiausių, šiandien paminėsim 3. Šitą neminėsim, šiandien apžvelgsim trumpai apie tai, kas yra RDA, RTA ir RDTA. Tai va, pradėkim tada, manau, nuo pačio mažiausiai duodančio garo, mažiausiai dabar tikriausiai sulaukiančio susidomėjimo dalyko. Turbūt šio laikinių elektroninių cigarečių galima pasakyti tėvo arba mamos. Nuo ko viskas prasidėjo, tai va šiandien parodysim tokį sumodernizuotą dalykėlį. Tai yra kaitiklis, mouth to lung, tai yra burna plaučiai traukimo, Aspire Nautilus 2, apžvalga apie jį rasit mūsų kanale. Tai dabar trumpai apie tai, kas tai yra iš vis per dalykėlis. Tai yra kaitiklis, kaitiklis pats tai yra talpykla skysčiui su kaitinimo galvute viduj. Kuo tas MTL'as yra ypatingas, kad jisai yra skirtas daugiau ne tam garui išgauti, ne kažkokiam superiškiam skoniui, o grinai pasisotinti nikotinu, primenančiu traukimu į cigaretės. Toksai, kad ir tas pasipriešinimas juntamas ir to skonio tikrai nebus, ten daugiau gerklės graužimo negu braškyčių ir taip toliau. Tai va, tai dar trumpai reikėtų ką paminėti vėlgi. Elektroninės cigaretės vėlgi naudojam tam, kad pasuoti tą nikotino kirminą, kuris mumise gyvena, ir šitas dabar nikotino perdavimas, vėl tas skysčiai įvairiausių stiprumų yra. Tai MTL tipo traukimuose dėl mažai perdodamo garo, viso ir skonio to mažesnio šiek tiek. Garo būna mažai dėl to, kad mažiau naudoja skysčio, mažiau tuo metu išgarina, automatiškai mažiau garo, mažiau skonio. Mes gaunam su visu tuo ir nikotino. Už tai tokio tipo kaitiklius yra pilamas šiek tiek stipresnio nikotino lygio, aukštesnio nikotino lygio skystis, sakykime, vėlgi pagal poreikį, pagal tai, kas kam patinka, reikėtų visgi nepamiršti, kad, sakykime, vėl pagal tai, ką garinam, ką rūkom, jeigu, sakykime, stipres cigaretės, tai jau reikėtų šiek tiek stipresnio skysčio. Dabar silpnesnė atitinkamai jeigu taip įsireiškus, tai manau, kad man asmeniškai aš ant subominio kaitiklio garinu 3 mg, ant tokio tipo garinu 6, 9, jau aukščiau nelabai, nebent, sakykime, BO One įrenginys, kur yra, tai ten tada jau ten leidžiamės. Realiai irgi, jeigu šitą dar mažiau užsidėtum batų, galėtum ten ir stipresnį naudoti skystį, bet, tiesiog tau yra tai nepatogu. Kitam žmogui, kaip pavyzdys, ten 18 mg skystis bus pats tas ir jaus malonumą garindamas. Tai va, garo mažai, traukiam burna plaučiai. Ir skonis, kaip jau ir apžvalgoj praeitoj savo minėjau, visai neblogas, skysčio sąnaudos juokingos, garo mažai, pagrindinis dalykas tai yra gauti nikotiną, kad jo gauti pakankamai naudojam aukštesnį jo šiek tiek lygį skystį. Tai va, tai čia bus mouth to lung. Ir pats paprasčiausias turbūt kaitiklis, naudojimas taip pat, ten visamiau pamatyti galite apžvalgoj tomo darytojai. Tai va, tai apie mouth to lung kaitikliukus tiek. Tada sekantis būtų kaitiklis.
Sekantis kaitiklis būtų tada mums jau pereinam mes prie subom kaitiklių. Tai subom kaitiklis reiškia, kad yra galvutė su žemesnė varža. Taip, tai šiuo atveju turbūt pastoma 0,5 arba 0,2. Šitam kaitikliui dažniausiai Mautulang tipo kaitikliuose yra naudojama didelė varža virš 1 omo. Šitam kaitikliui šiuo metu yra 1,8 omo varžos. Šiuo metu tai atrodo baisiai daug. Baisiai daug, anksčiau buvo, net ganėtinai buvo nedaug, nes buvo populiariausios 2 viršaus, jo, kažkas tokio. Dabar tas subomas paskui šiek tiek plačiau. Čia dabar mes turim jau subominį kaitiklį, tai yra, kad jo varža yra žemiau 1 omo. Ir mes dabar sakykim, kuo jisai yra kitoks. Jis yra DL tipo traukimo, direct lung, tai yra tiesioginis traukimas į plaučius, panašiai kaip kaljaną, kada mes įkvėpdami traukiam. Tai tokio tipo kaitikliai suteikia automatiškai daugiau garo, daugiau skonio, priklausomai vėl nuo kaitiklio, kai kurie daugiau garo, kai kurie daugiau skonio. Ir jų yra automatiškai dėl daugiau garo, daugiau skonio, tokio tipo kaitikliam reikia mažesnio nikotino lygio. Tai man, sakykim, čia jau 6 mg yra oi, jau aš tai... Jau stipriai daug ir realiai reikia mažesnio nikotino lygio ir daugiau galios. Jo, ir tada automatiškai mes turim daugiau garo, daugiau skonio, o taip pat veikia tokio tipo kaitikliai. Naudojam daugiau skysčio. Taip. Tada apie nikotino perdavimą mes plius minus kaip ir papasakojom, supažindinom jūs jau su tuo, kas yra kaitikliai su galvutėmis kaitinimo. Tai iš tikrųjų... Toliau dar nepaminėjom, kad subom kaitikliai taip pat gali būti labai dideli ir labai galingi, kurie skirti nerealiam garo kiekiui, nerealiam skonio kiekiui. Tai čia jau yra tiesiog fanatinkam, kuriem žiauriai patinka pūsti didelius debesis. Ir tai čia, sakykime, jau yra... Jie reikalauja labai daug galios, reikia labai galingo modo, reikia daug skysčio ir taip toliau. Jo, tas subomas, kada jis atsirado, tai buvo realiai jau 0,8 varža, tarkim, žemiau 1 omo jau jisai būdavo labai žema, sakydavo čia ta varža. Dabar tas 0,8, 0,6, 0,7 omo jau atrodo daug. Čia kaip pavyzdys, savo galvutė užšardėjai, parodė dydžių santykis viena prie kitos. Tai yra, aš dabar noriu parodyti, skirtumas. Ką mes turėsim savo galvutėj. Išardysim galvutę sudegusi, kaip čia viskas joje atrodo. Štai ką mes turim galvutėj. Tokią galvutę jau tikrai reikia keisti ir tiesiog nebūtina išardyti ir pasižiūrėti, ar ją tikrai reikia keisti. Bet jaučiasi skonis. Skonis dingsta, atsiranda toksai kaip ir gerklės graužimas, toks kaip svylančios vatos skonis, galima taip pasakyti. Tai aš manau dabar, kad iš tikrųjų tai mes galėtume padaryti taip. Mano iš vis kokia visa. Čia skirtumas paprasto subom kaitiklio ir, galima sakyti, super subom kaitiklio, debesų karaliaus. Subom. Yra daug spiralių, daug vėlos, bet visa yra išdegus ir skonis bus tikrai blogas. Su repliam patogiau šiek tiek atvažiuoja, kiek visko prikišta į vieną galvutę, bet viskas yra tragiškai susidėvėję. Visas šitas susvilimas vatos dabar, kurį mes matom, tai jisai suteikia žiauriai nemalonų degėsio poskonį tokį. Suteikia labai nemalonų skysčio skonio iškreipimą. Gaunasi tai, kad tas skystis tada toks, kaip tas, kur buvo skanus, pasidaro toks lyg surūgęs, nesurūgęs. Jo. Dažnai būna žmonės galvutės dėlse keist, ypač tokio tipo kaitikliuose, kur yra šiek tiek mažiau to oro, mažiau to skonio, nes tai netaip ryškiai pasijaučia, o tada ta galvutė atsidarius, pasikeitus, įsidėjus kitą, tada pamatom, kad jinai jau buvo gerokai. Ir tada skonis realiai sužydinus, ten būna nedaug skonio, bet kaip naudoji susidėvėjusią galvutę, tada įsidedi naują, susidėjus atrodė normaliai, yra skonio, įsidedi naują, wow, naujas natos skystė atsiranda. Šiaip aš asmeniškai rekomenduočiau priklausomai nuo kaitiklio galvutės bent kas porą savaičių pasitikrinti, pasičekinti. Aišku, priklausomai kiek garinė, jeigu ten 2 kartus dienoj, tai gal šiek tiek ilgiau. Šiaip kaitinimo galvutės tarnauja 2-3 savaitės. Vidutiniškai. Tai gali būti ir savaitės jums netems, jeigu labai daug intensyviai, ar jeigu netinkamai naudosit. Jeigu viskas gerai, mažiau garinsit, sakykime, netokius saldžius skysčius ir taip toliau, gali jums ir mėnesį tarnauti galvutės. Dabar dar vienas dalykėlis, aš jums tada parodžiusiu, kad nesugadint kaitinimo galvutės iš karto, tik ją įsigijus, įsidėjus į kaitiklį, ką mes turim padaryti. Tai kaitinimo galvutės keitimas, vėlgi, tai sakykime, turim ar ne kaitiklį, įsukam kaitinimo galvutę,
sukom ir tada mes ką turim būtinai padaryti prieš ją naudodami, sudrėkinti jos vidų. Būtinai, šitas žingsnis yra pats svarbiausias, tikrai reikia, aišku, nepersistengti, bet jeigu geriau jau persistengti, negu nepersistengti, nes tada tiesiog vata bus sausa, spiralės pradės kaist ir sudegs vata ir viskas, galvutę praktiškai galim išmesti. Galvutės vidų pažiūrėjus mes matome, kad vidų yra spiralė, centre aplink yra vata. Tai va, ta vata, jinai, nėra atspari karščiui. Ir jeigu mes sausą ją kaitinsim, jinai sudegs ir galvutę viskas metama lauk. Tai bet mes sudrėkinam, kad pats pirmas įtraukimas nebūtų sausas. Užpilam skysčio, negailėkim, kaip Karolis ir minėjo, geriau daugiau negu per mažai. Sušlampa gerai, tada mes galim surinkti kaitiklį atgal. Tai mano galvutė nenori man įsisukti, klišarankis. Galim surinkti kaitiklį atgal, sukti ant modo. Sukiant modo, tada mes užpildom skysčio. Vėl nukarosinai. Ir tada dar duodam šiek tiek pastovėti. Ir garindami kaitiklį su galvutėm, svarbiausiai stebim, kad skysčio lygis nebūtų žemiau vatos tų skylučių. Nes jeigu mes išgarinam žemiau, skysčio nebepasiima galvutė, jinai sudėga. Ir gerai, kad bako iki visiškai tuščio nėra reikalo išgarinti. Jo, geriau porą taip, kad nebūtų sausa viduje, nes tada tikrai galvutė sudėga. Nes palikdami, tiksliau, išgarindami iki nulio ir pildami vėl, skysčio nepritaupysi, nes realiai daugiau užpildyti reikės. Tai va, tai apie, sakykime, šitas galvutės. Dabar sąnaudos šitų kaitiklių taipogi skiriasi gerokai. Super subom kaitiklis, kurio varža čia yra 0,12 ohmų, tik taip. Ne 12 ohmų, ne 1,2, bet 0,12 ohmo, tai čia yra labai mažai. Čia yra 0,5. Skonį geriau perduota, sakykime, ties vidurį esančios galvutės. Asmeniškai man. Tai tarp... Man realiai irgi su Tobeko skonis yra su tokio tipo, netgi skonis yra geresnis negu su TF12. Asmeniškai man kaitinimo galvutės, kurių varža yra tarp 0,3-4 iki kokių 0,6, tame tarpe ryškiausiai yra juntamas skonis ir man asmeniškai labiausiai patinka išgaunamo garo. Aš dar šitos galvutės dar netrauksiu, dar duosiu į biškį pasigert, nes gali būti po pirmo... Tai va. Ką turim būtinai padaryti su tom galvutėm, tai duoti jom pastovėti. Taip, gerai, tai tada manau šitą dar parodys Karolis skirtumus, kaip biški pastovės. Jo, pastovės ir pavysim dabar, kol mano prisigers skysčio galvutė galutinai, galim pakalbėti apie šio tipo kaitiklių pliusus minusus. Taip, aptarkim trumpai. Tai pirmas dalykas kaitinimo galvutės turinčių kaitiklių pliusas, tai yra paprastumas. Matėt, kiek trukom? Pusę minutės. Ir kaitiklis kaip naujas, visiškai atnaujintas. Seną galvutę, tiek pirmą kartą nusipirkus kaitiklį, įsukam galvutę, sušlapinam, susukam viską atgal, sukam ant modo, duodam pastovėt ir tada pradedam garinti. Pradedam garinti, šiek tiek nuo mažesnės galios, keliam iki rekomenduojamos, neviršėjam batų niekada, nes galvutė momentaliai gali sudegti žmogį. Pajautėm blogą skonį, keičiam galvutę ir važiuojam toliau. Ciklas nenutrūksta. Galvutės pakeitimas super. Tai toliau čia būtų turbūt pagrindinis pliusas jo, kad paprastumas. Kad nereikia turėti jokių įrankių, nereikia nieko sukinėti, daryti, tiesiog nusipirkti naują galvutę, įsukti, sudrėkinti ir naudoti. Tai iš to žodžio nusipirkti atsiranda ir šio kaitiklio pagrindinis minusas galbūt. Kad sąnaudos vėlgi, sakykime. Jį naudot kainuos brangiau negu naudot, pavyzdžiui, RTA kaitiklį, apie kuriuos papasakosim toliau ir ten prie pliusų paminėsim, kodėl tai būtent skiriasi, nes Taip, tai va, šituose kaitikliuose tai minusas, sekančiuose bus pliusas, bet apie juos tada šiek tiek vėliau, dabar kalbam apie šitų pliusus minusus, tai pliusas dažniausiai, ypač va šituose didesniuose, yra skonis geras, išgaunamas labai, garo kiekis vidutinis. Ir sąnaudos galima sakyti, kad jos yra... Ypač važiuojant nereikia ten vežtis įrankių, viso blanknoto, kur mes čia pasidėję. Tiesiog turim galvutę atsarginę, kažkas netyčia davėjai kokiam biškiui apšilusiam draugui paragauti. Pats nepastebėjai galų gale ir... O neturi nieko. Galvutę seną išmetį naujai sukai davėjai biškiui pastovėti. Abejoju tau, kad nebuvo tokio atveju pasitaikė, kad, pavyzdžiui, garinį užsišnekėjęs ir nepastebėjai, tiesiog kai baigėsi skystis ir ant tuščio kelis užvarai. Yra buvę, jo. Tai va, net vėl su tokiu dalyku yra viskas labai paprasta. Tai štai, dabar pakalbėkime apie tai, apie perrenkamus kaitiklius, ar ne? Tai šiaip dabar dažniausiai sutinkami, tai yra kas? RTA ir RDTA. Tai manau, pradėkim tada nuo populiariausio greičiausiai, tai yra RTA. Štai abu turim su Karoliu RTA.
galbūt ką reiškia RTA. RTA yra Rebuildable Tank Atomizer. Tai yra Rebuildable, kad spiralė yra perinkama, ją reikia sukonstruoti pačiam. Tank, kad turim baką ir Atomizer, Atomizer skaitiklis. Jo. Tai dabar šitas skaitiklis įprastai taip pat ir susidaro, tai kadiklį turim tada skysčio baką ir turim tada perinkamą bazę. Tų bazių vėlgi būna visokiausių, su 15 ten tų koilų nebūna kaip kai kuriuose skaitikliuose, bet šitas RTA dažnai būna naudojama 2 spiralės. Tai va, būtent visokie. Tu dabar susidėjęs vieną, bet realiai gali įsidėti, pusė vienos. Jo, tai tada keičiasi dekas, galima įdėti. Na, štai skirtingi tipai, tai jų yra irgi milijonas visokių, tai čia reiktų 5 valandų, kad išpasakot, kokie skirtingi. Visus, kad parodyti, tai čia šiandien jau, kad jau atsibostum, mes jums labai. Bet principas tas. Principas tas, taip, kad stovi spiralė, su vata, turim skystį, jisai bėga, turim baką, visą laik skysčių su savim. Tai šitas dalykas veikia taip. Sekantis dalykas tada būtų RDA. Karoli, šauk tu apie šitą. RDA tai yra Rebuildable Dripping Atomizer. Tai reiškia, kad jisai yra taipogi perinkamas, matom visą bazę, kurią dedam savo kaitinimo spiralės ir neturim jokio bako, dripping, mes tiesiog skystį pasiemam ir silašinam, palaukiam, garuojam. Viskas labai paprasta. Tai va. Ir tada turim RDTA, tai realiai yra RDA kaitiklis su baku. Rebuildable Dripper Tank Atomizer. Tai reiškia, kad perinkamas. Šios du sujungiam į vieną vietą. Jo, ir tada galim naudoti šio kaitiklio pliusais ir ano kaitiklio pliusais. Tačiau atsiranda dar šiek tiek minusų. Apie juos tada šiek tiek vėliau. Dabar va trumpa kaitiklio, sakykime, vėlgi struktūra. Tai va čia mes turim RDA kaitiklį ir apačioj turim mes tą jau tank baką. Tai štai mes dabar aptarėm perinkamų kaitiklių tipus. Dabar, manau, tada pastovėjo jau mūsų galvutės, kol mes čia plepėjom. Parodėsim akivaizdų skirtumą tarp dviejų subom kaitiklių. Subominis, 0,5 varža. Ir čia yra būdų su galvutė. Subominis, super subominis, kurio ten varža jau ten labai kažkur apačio. Žemai. Pas mane tiek daug garo, kad net antrą negaliu paimti. Tai va, vėlgi, nikotino perdavimas. Kuo daugiau garų, tuo iš esmės daugiau ir nikotino mes gavom. Tai va, su tokiais jau super subom kaitikliais jau net trejetukas yra daugiau. Būtų geriausiai turbūt pusantro. Aš biškį truktelsiu vandenuko. Garo. Nu, Karoli. Tebūnie mano plautis, jeigu ką. Tebūnie šiandien tavo plautis. Nugaro skirtumas, manau, irgi beveik akivaizdus. Ir svarbiausiai man, tai dažnai kas skiriasi labai skonio, čia man geresnis skonis. Taip. Taigi dabar daugiau garo, ne visada daugiau skonio. Kalbėjom apie RDA kaitiklius, parodykim, kaip įsidėti kaitinimo spiralį į kaitiklį. Tai yra tiesiog labai paprasta. Turim skylutes, įkišam koilą, kaitinimo spiralę, įkišam į vietą, pasiemam atsuktuvėlį ir tiesiog užveržiam. Vieną ir kitą pusę. Tai štai dabar, kodėl ne, tai tu toliau filmuoji, ką Karolis daro. Jo, tai filmuoju toliau, ką aš darau. Prisiveržiam koilą, tiesiog nežiūrim, nusikerpam nereikalingus vėlos galus. Jo, tik šitą reikėtų daryti neatsukus į kitą žmogų ir biškai pirštais prilaikyti. Nu, bet... Ar tu žmogus? Viniok. Įdėjus kaitinimo spiralę reikia prakaitinti, kad kaistų iš centro į kraštus. Atomizer lauk. Taigi nukirpom, dabar prakaitinam, kad kaistų iš kraštų, iš centro į kraštus. Dabar, kaip matot, kaista visai ne į temą. Šiek tiek paspaudom. Vaizdas gerėja. Štai, kaista gražiai, taip kaip mes norim, taip kaip reikia. Dabar įsidėsim vatą. Įkišam vatą. Aš darysiu, kad tu su plaukais būtų. Daryk man plaukus. Aš kartais mėgstu nekarpyto, tiesiog pirštais pasipešioju. Laukinis. Laukinis, bet man taip labiau patinka.
Dėl to, kad... Paimam bet kokį įrankį, sukišam po apačią. Dėl to, kad mėgsti, dėl to, kad žirklių tau nedaviau. Nedavai, tai aš padariau taip, kad mėgčiau. Aš vatą kertu. Štai ir dabar liko ta dalis, kai reikia daug skysčių. Daryti tą patį kaip su kaitinimo galvutė. Sušlapint prieš naudojant, nes mums patinka drėgni dalykai. Šlapinam tol, kol koilas drėgnas kaip ruoniukas, o tada jau galėsim toliau garuoti. Tu tos ruoniukus ištraukai, papasakok. Ai, čia Karoli ilga istorija. Nors iš tikrųjų tai ne, bet neatskleisiu niekam šito. O, pirmas vlogas, o tu nepapasakoji savo įdomiausias istorijos apie ruoniukus, kur visiems taip įdomu. Ne, čia su patirtim, su gyvenimu. Su patirtim ateina, ne? Jo. Štai, viskas veikia, garuoja. Kadangi turim vieną spiralę, dedam vienos spiralės funkciją. Skylę. Vieną skylę ir garuojam. Dvigubą. Puikiai važiuojam. Nu va, dabar susidėjom viskas, čia gražu, fainiai, smagu ir dabar kaip ir tuose kaitiklėse su galvutėmis, sudega galvutė ar ne, čia va ta lygiai taip pat susvyla. Ir aš parodysiu... Va ta susvyla, koilas apkepa. Jo, aš jums parodysiu, kaip visą tai atrodo RTA kaitiklyje. Tai mes atsidarę RTA kaitiklį, turim tada va tokį visą dalyką. Čia va tada tikrai pas mane nėra baisi, dar tikrai, sakykime, tokia vidutiniška, tačiau koilas jau matom yra pajuodavęs. Tai ką mums reikia padaryti? Mums spiralės kas kart keičiant. Įrankio reikės to? Reikės man įrankių. Aš nebūsi laukinis. Nelaukinis aš, jo. Užlapę vatą nemalonu, pirštai to netraukti. Roniukas toks, ne aš pripratęs. Taip, tai mes dabar vatą pakeičiam, spiralę paliekam tą pačią. Viską apsišluostom. Šiaip labai rekomenduoju šitą visą dalyką nuplaut po vandeniu. Išsisausinti gerai. Nukaitinti tada nuplaut. Jo, nu iš pradžių nuplaut tos nukaitinti. Bet šiandien mes dabar čia, kadangi kriauklės nešiojamės neturim, darysim taip. Matėt, kokia buvo mūsų baisi spiralė. O dabar mes ją nukaitinam. Papatos. Nebeturiu vatos. Tai tu maladėt. Išplėšiau. Sugadina ką. Išplėšiau tavo vatą. Nieko liksiu skolingas tavo vatos juostelę. Matom, pas mus spiralė iškart vaizdas pagerėjo. Dabar gal šiek tiek nėra tokio įspūdžio, nes nebuvo susvilę taip kaip koilas. Tai mes tiesiog dedam tada. Jeigu labai susvilęs, galima tą pakartoti 2-3 kartus, kol tikrai bus gražesnis. Įdedam vatą. Ja tik tai čiukšt. Koks galantiškas. Čiukšt. Aš šiuolaikinis žmogus. Grožio peilis. Plėšito jau tu. Tai va vatą tada tiesiog vatą šitai čia sukišam. Vatą sudėjus taipogi sudrėkinam viską skysčiu. Suka viršų. Atsisukam orą. Atsisukam orą. Nu, vatos pakeitimas, matėt, trunka ne ką ilgiau negu galvutės pakeitimas. Ir naudojam sėkmingai toliau, kol vėl mūsų koilas apkeps, skonis suprastės, tada pakartojam šį procesą. Ištraukiam vatą, nudeginam koilą, įsidedam naują vatą. Ir važiuojam. Tai štai, parodėm plius minus iš arti viską, nu kaip iš arti, parodėm. Ir iš arti, ir iš toli. Parodėm. Iš visų galų. Visus galus parodėm. Tai aš galą nerodžiau. Nu, karoči. Tavo iškirpsim galą. Ai, nes netilpa į kadrą. Tai karoči. Švancas. Pažiūrėjom dabar, kaip visa atrodo kaitiklių visi šitie reikalai iš arčiau, iš toliau. Galvutės panarstėm, perinkom, nu, parodėm žodžiu labai daug dalykų. Manau, reikėtų tada aptart, kad būtų lengviau jums pasirinkti, kas yra būtent jums reikalinga, kas bus naudinga, ar tikrai susidorosit. Tai pradėkim tada, manau, nuo pliusų, minusų kaitiklių, kurie naudoja kaitinimo galvutės. Jau minėjom, bet šiek tiek tada trumpai, akcentus tiesiog. Tai pliusai tai yra viskas labai super duper paprasta iki negalėjimo. Galvutė sudėja, pasikeitėm, užpylėm skysčio, sudrėkinom, važiuojam. Dažniausiai šitie kaitikliai kainuoja šiek tiek pigiau negu kad perrenkami, ypatingai kokie jau ten tie aukštos klasės kaitikliai. Kitas tada dalykas iš pliusų būtų dar, kad kaitikliai tikrai dauguma perduoda neblogai skonį
yra daug mount-to-lung tipo kaitiklių, nėra iš tikrųjų daug, bet, yra kaitiklių, visokių tikrai stilių. Tai jeigu trumpai pliusai, kad labai paprasta, patogu naudotis, čia pagrindinis turbūt pliusas. Jo, nereikia tikrai daug smegenų, kad su šito kaitikliu mokėti elgtis. O minusas realiai, pagrindinis turbūt ir vienintelis yra tas, kad galvutės namie nesusiremontuosi. Ciminai sudegė, reikia bėgti parduotuvę, nusipirkti naują ir persisukti. Jo, ir sakykime, skonis tikrai nėra toks geras kaip su perinkamais skaitikliais. Tai čia faktas, jo, koks skaitiklis be būtų geras, vis tiek taip su perinkamu bus geriau. Tai mes tada įžengėm realiai ir į perinkamų skaitiklių pliusus. Tai būtų pats didžiausias pliusas, tai yra skonis. Perinkami skaitikliai skonį atiduoda geriausiai. Aišku, tinkamai perinkti. Tinkamai tinkamai joks galutinis skaitiklis nepaims, joks visiškai niekai. Kitas pliusas tai būtų, kad tai gaunasi šiek tiek ekonomiškiau. Tarkim, RTA skaitikliai, ar ne? Jie skysčio sąnaudom, sakykim, tie tokie, kaifūnas, šitas, tie yra ten pigus, bet realiai ten tos naudoja mažiau skysčių, bet jeigu kalbant apie patį perinkimo principą, kad, vata praktiškai nieko nekainuoja. Jo, viena irgi kaitinimo. Ištraukė, nudeginai, įsidėjai naują, viskas labai. Spiralės matėm, nukaitinom ir vėl važiuoja jinai mėnesį, 2 drąsiai vatą. Ekonomiškumas realiai yra kaip irgi priklausomai, kokį lyginsim subominį kaitiklį, kokį lyginsim perinkamą, bet ekonomiškumas, jeigu paimsim tos pačios kategorijos, pavyzdžiui, panašios varžos kaitiklius, tai skysčio sąnaudos, galima sakyti, bus tos pačios. Jo, tik tiek, kad bus protingiau išnaudotas skystis perinkamų kaitiklių dėl skonio. Skonis bus žymiai geresnis. Tai tada minusai perinkamų kaitiklių būtų tai, kad jeigu rankytės, sakykime, nelabai tokiam dalykams skirtos, arba ypač pirmi kartai, bus negerai. Ir netinkamai sudėjus. Nenuleist rankų reikia, pirmą kartą pabandžius nesigauna, reikia bandyti 2, 3, 4, 5 kol išeis. Jo, bet esmė tokia, kad nepataikius, tai mes tada ką, mes norim kaitiklį pasikurti, mums neišėjo, bėga, svyla, dar kažką. Ką daryti, reikia toliau bandyti, o jeigu kažkur reikia išliekti, o su perinkamu jau taip pigiai nepaeis. Galvutinio pliusas. Jeigu trumpas minusas toks, kad realiai reikia prikišti rankas, su juo reikia padirbėti. Jau tada turi būti toks kaip ir hobis, jau turi mėgti ir norėti pasikrapštyti. Jo, už tai labai dar neblogas dalykas yra perinkami, neperinkami, bet, sakykime, galvutiniai kaitikliai, kurie turi RBA sekciją savo. Tai dar šitų gal kaip ir nepaminėjom, bet čia galim priskirti jos prie galvutinių kaitiklių, tai kad yra kaitiklis su galvutėm, tik sukasi dar atskiria, o ten stovi toks RTA. Tampa iš subobinio į RTA tipo kaitiklį. Jo, tai toks Toliau RDA pliusai minusai. RDA pliusai minusai tai yra skonis, ko gero geriausias, imant perinkamus kaitiklius, geresnio skonio jau, RDA kaitikliai vis tiek skonio jie perduoda tinkamai paruošti. Trumpi pliusai, tai garo kiekis, skonis geras, paprastas surinkimas, paprastas veikimo principas. Žiauriai. Minusas man realiai yra vienintelis, kad nėra bako. Nėra bako jo. Ir reikia dažnai pildyti. Jo, kas yra tikrai nepatogu. Šitą bėdą įsisprendžia RDTA kaitikliuose, kada mes turim baką. Tik vėl tada mes susidurėm su problemu, kad jeigu kažkiek netinkamai tai yra paruošta, paguldžius bėga. Taip, valykinimas. Tai realiai RDTA pliusus turi tos pačius kaip RDA, bet minusą turi tą, kad jisai tikrai gali palyginti. Reikia atsargiau naudotis. Jo, nors skonis visgi mano praktikoje RDA kaitiklių yra geresnis. Man irgi žinau, kad žiūrėjai, jie kaip ir tas pats, bet RDA paėmė man vis tiek skaniau. Gal tiesiog dar niekas tokio RDA nepadarė, kuris jau tikrai visus RDA įvės. Užduotis gamintojams. Aha, tikiuosi lietuviškai mokai. Tai va, tai aš nežinau, tada tam kartui greičiausiai tiek va. Baigėsi, vos drahito negavau. Reiškia ženklas, kad reikia šiandien mums jau pabaigti. Tai va. Pabaiga, tai dabar taip, video buvo mūsų pirmas toks, kitoks vlogas, numeris 1, žiūrėsim ar bus numeris 2, tai jau tik priklauso nuo jūsų, ar patiko, ar kažkiek informacijos mes jums suteikėm naudingos. Ar norėtumėt vlogo apie kažkokią kitokią informaciją, tai galbūt po šito video komentuokit ne apie kokį įrenginį norit pamatyti ateityje, o vlogą galbūt kokią temą. Jo, ką norėtumėt, kad mes jums dar įsamiau papasakotumėm? Taip, apie kavą su pienu, arbatą su pienu. Kaip pergą pakabinti. Kas yra roniukas, galbūt kažkada jums išduosiu. O būtent, vlogas, kas yra roniukas. Kas yra roniukas, šitas bus ypatingas. O tam kartui tada mūsų, aišku, visur prenumeruojam, sekam, stebim, komentuojam. Gatvėj gal sutikę pirštais. Tomui gali tik kepenį įdurti. Karoliui gali plikę paglostyti. Padaryti, patrint, žinot, ten paskui kažkas pradeda birėti iš kažką. Gal kažkam iš jo. Čia per roniuką šitą vlogą. Kad čia mane su Aladino lempa galvoje, ne? Ir iš nervių džinas išlenda. Rimtai lyg džinas. Panašiai blizga, žinai.
Tu džinas dabar. Nu, taip, tai man paliepus Karoliui panorėjus tada šiam kartui tiek, susitiksim su jumis sekantį kartą, tai bus apžvalga, jeigu dabar mūsų planas. Taip, apžvalgų naujų yra. Oi, bus. Yra čia, pamatysit labai greit. Tai va, gero tada. Iki. Sausą paėmiau.